Labą dieną. Esu Stanislava Bajoriūnienė ir šiandien aš jūs noriu supažindinti su kompanija Xera, kuri labai stipriai žengia į pasaulį su nauja technologija. Kadangi kompanija veikia legaliai, tai yra reikalavimas visus įspėti, kad kompanija neduoda jokių 100% garantijų. Kodėl? Todėl, kad mes žinome, kad dirbant su kriptovaliutomis, su naujom technologijom, 100% garantijų neįmanoma duoti. Todėl, kad kriptos ir krenta, ir kyla. Todėl kompanija ir sako, kad kiekvienas turim atėjęs dirbti su inovatyviom technologijom įvertinti visas rizikas. Kompanija Xera šiandien išaugo į didžiulę korporaciją. Šiandien šita Xera grupė apima 3 kryptis, pasakysiu, kokios kompanijos prisijungė. Jos tikslas yra padėti žmonėms išsaugoti pinigus, išsaugoti ir juos padidinti. Kodėl? Todėl, kad mes žinome, kad pinigai mūsų nuvertėja, laikyti banke tikrai neapsimoka, o norisi juos padidinti, juos išsaugoti. Tai vat kompanijos misija ir yra, kad žmonės galėtų papildomai užsidirbti, išsaugoti savo turimus pinigus ir padėti kitiems žmonėms padaryti tą patį. Šiandien šita korporacija veikia jau 100 šalių. Joje yra daugiau negu 2,5 milijono narių ir apima daugiau negu 500 IT specialistų įvairiausios pasaulio šalyse, todėl kad nauja technologija reikalauja ir tikrai protingų, išmanių žmonių, kurie išmano šitą naują sferą. Kompanija Xera šiandien veikia 3 kryptimis. Tai jinai sprendžia programinės įrangos klausimus, gamina programinę įrangą, kuri mums padeda užsidirbti pinigus ir išsaugoti pinigus, padidinti kapitalą. Šiandien kompanija dirba blockchaino srityje, vysto naują technologiją ir tai yra labai gerai, todėl kad jos viena iš krypčių yra tokenizavimas, tai yra nauja kryptis. Bet šita kompanija labai sėkmingai šitą kryptim vystosi. Ir aišku, geriausiai apie kompaniją papasakoja žmogus žmogui, todėl kompanija ne tik tai per spaudą, ne tik tai per kitus kanalus save reklamuoja, bet apie šitą kompaniją plėtra vyksta ir tinklinio marketingo būdu žmogus žmogui. Kokiosgi vis dėlto pas mus yra galimybės, kas šiandien vyksta pasaulyje. Turbūt nieks neabejoja, kad tokenizavimas ateina į mūsų pasaulį, mes to norim ar nenorim. Ir apie tai kalba ir BlackRockas, ir kitos kompanijos. Ir prognozės yra tokios, kad 30 metais tokenizavimas, įmonių tokenizavimas, skaitmeninių akcijų pavertimas tokenais apims labai didžiulę dalį. Ir šitą galite pasiskaityti spaudoje, įvairiausiuose kanaluose ir šitos proceso sustabdyti jau nebegalime, todėl kad popierinį variantą po truputį keičia inovatyvios technologijos ir inovatyvios technologijos vis daugiau ir daugiau ateina į mūsų pasaulį. Xera kompanija apima šiandien didžiulę rinką ir į Xera prisijungia 3 tokios didžiulės korporacijos, tai kaip LayerCay, NeoOne ir Quantwise. 3 įmonės, kurios atsakingos už skirtingas kryptis. LayerCay tai gamina programinę įrangą, kuri mums padeda padidinti kapitalą, padidinti pinigus. Tai surišta su blockchain technologija, su tokenizavimu. NeoOne tai yra pasaulyje žinoma kompanija, veikianti pasaulyje jau daugiau negu 10 metų. Jinai turi oficialias licenzijas 170 šalių, veikti, dirbti legaliai su kripta ir fiatu. Tame tarpe yra ir Lietuvos banko išduota oficiali licenzija, tai mus labai džiugina. Ir šitoje kompanijoje One, jos pavaldume, yra daugiau negu 3000 bankų. Ką tai reiškia? Kad šita kompanija atėjusi į Xera, vadinasi savo nariams, suteiks galimybę atsidaryti banko sąskaitą, bet kuriame banke iš tų 3000, kadangi šita kompanija turi oficialias licenzijas ir leidimus.
ir Quantwise. Quantwise tai yra dirbtinas intelektas. Jis už mus prekiauja biržose ir šiai dienai dirbtinas intelektas vis daugiau ir daugiau ateina į mūsų pasaulį. Žiūrėkite, ir programas rašo, ir referatus rašo, o šitoje sferoje dirbtinas intelektas už mus prekiaus biržose, kadangi per 3 metus, kiek jisai veikia, kiek jisai buvo bandomas, parodė tikrai labai puikius rezultatus. Dabar jeigu pakalbėti apie programą arba kompaniją LiarK, tai, kaip aš ir sakiau, jos pavaldume yra 500 darbuotojų, tai yra labai protingo IT specialistų, kadangi vis dėlto tą naują technologiją reikia vystyti ir neatsilikti ir viską sudėti į vieną visumą, kad viskas suktųsi taip, kaip ir reikia. Tai kompanija LiarK, jinai apima ir blockchaino technologijas, gamina įrenginius, kurie mainina mums naujus tokenus, tokiu būdu gamindama naujus pinigus. Šitoje LiarK kompanijoje yra vystomas decentralizuotas blockchainas ir hybridinis būtent mintingas. Tai vat LiarK kompanija mums padeda padidinti ir išsaugoti pinigus. Kitas dalykas, kompanija LiarK, jinai dirba su realiomis kompanijomis, tos, kurios nori save tokenizuoti. Tai ne startupai, tai įmonės, kurios jau rinkoje yra, neša pelną. Ir šitų įmonių vis atsiras daugiau ir daugiau, kurios norės savo akcijas paversti būtent tokenais. Tai šiandien jau yra pas mus keletą kompanijų, tai yra Sidė, tai yra Austrijos nekilnojamo turto kompanija, VU, kuri gamina avia programėlę būtent komerciniams reisams. Tai yra Nomo, apie Nomo pakalbėsim atskirai, tai yra Nomo piniginė, kuri labai plačiai apima daug funkcijų turi ir jinai ne tik tai piniginė kaip valetas, bet joje yra labai daug įdėta ir papildomų funkcijų. Ir aišku, dar sporto sritis, tai kur apima įvairiausių sporto klubų, tai yra ir įvairiausius statiniai sporto klubų ir renginiai. Tai vat jau turime keletą tokių rimtų kompanijų, pasaulyje žinomų kompanijų, kurios atėjo tokenizuotis ir tai yra tik pati pradžia. Kita kompanija Neo1, kaip aš ir sakiau, jinai rinkoje ne naujokė, jinai rinkoje jau 10 metų ir mes džiaugiamės, kad prie mūsų prisijungė jinai gruodžio mėnesį, o tai reiškia, kad mes dabar legaliai galėsime atidarinėti sąskaitas per programėlę, būtent per mūsų Nomo programėlę atidarinėti sąskaitas ten, kur kompanija mums leis. O tai yra beveik 3,5 tūkstančio bankų ir vienu mygtuko paspaudimu per Nomo programėlę mes galėsim atsidaryti bet kur sąskaitas. Smagu girdėti, kad kompanija Neo1 balandžio mėnesį planuoja išleisti ir kortelę, kurią mes pridėsim prie Nomo programėlės, o kadangi atsidarysim ten sąskaitas, turėsim ir kriptą, turėsim ir fiatą, tai labai lengvai galėsim bet kokį tokeną pasikeisti į kriptą, tą tokeną, kurį maininam, tą tokeną galėsim pasikeisti į fiatą, galėsim parduoti, treidinti Nomo programėlėje ir gautus pinigus, gautus eurus įdėti į kortelę ir su kortelė jau mes žinom, ką daryti, eiti į parduotuvę. Kaip ir sakiau, dar viena kompanija Quantwise, kuri užsiima būtent dirbtino intelekto vystymu ir šitas dirbtinas intelektas biržose už mus prekiaus. Taip, šiandien dirbtinas intelektas labai populiarus. Šitą dirbtiną intelektą testavo kompanija 3 metus, rezultatai pasirodė per 3 metus labai puikus ir šiandien šitas dirbtinas intelektas, kuris sugeba biržose targavoti, biržose prekiauti, prisijungė prie mūsų, prie Xeros ir mes džiaugiamės, kad mes kaip Xeros nariai galėsim naudoti šituo dirbtiniu intelektu ir jis už mus tiesiog prekiaus ir dar viena kryptis padidinti mūsų kapitalą.
Kas tai yra miningas? Kažkada tai žmonės kasė auksą, tai turbūt matome, kad buvo šachtos ir ieškojo brangakmenių labai sunkiai, po to atsirado miningai, kurie reikalavo labai daug elektros energijos. Žinom, kad bitcoiną žmonės kažkada minino namuose, paskui elektros energijos sąnaudos išaugo, reikėjo didelių fermų ir vis toliau ir toliau pasidaro nebe patogu mininti kriptą. Todėl šios dienos technologijos leidžia mintinti kriptą, turint arba fizinį įrenginį nedidelį kaip kompiuteris, arba turėti virtualų. Tai vat šiandien mes pakalbėsim apie mintingą, kuris leidžia mums, nenaudojant elektros, neturint didžiulių agregatų namuose, bet užsidirbti pinigus ir savo kapitalą padidinti. Kaip viskas vyksta? Kompanija mūsų, kaip aš ir sakiau, gamina įrenginius, tai yra ir fiziniai įrenginiai, bet yra ir virtualūs. Žmogus atėjęs pas mus įsigyja kažkokį tai įrenginį. Įrenginys yra tuščias ir jis turi licenciją 3 metams, į kurią mes galime įkrauti kompanijos tokeną. Vadinasi, žmogus nusiperka virtualų, kalbėkime apie virtualų įrenginį, įrenginių vertė yra skirtinga, aš po to parodysiu. Į šitą įrenginį mes galime užkrauti 2 kartus didesnį kiekį negu kad įrenginio vertė kompanijos pagrindinio tokeno. Šitas tokenas šiandien yra 6 biržose, mes jį galim nueiti ir nusipirkti. Nusipirkę biržoje, mes įkraunam šitą įrenginį. Ir šitas įrenginys jau sekančią dieną mums pradeda generuoti naujus tokenus, kuriuos mes galim nueiti atgal į biržą ir parduoti. Tai yra kaip palūkanos. Šitas įrenginys, ar tai jis būtų virtualus, ar tai jisai būtų fizinis, jis turi dar ir antrą dalį. Į antrą dalį mes galim užkrauti būtent tų kompanijų tokenus, kur aš jums ir sakiau, tai yra ir Citi, tai yra Austrijos nekilnojamas turtas, tai yra ir mūsų Nomo programėlės tokenai, tai yra ir VU, tai yra aviacijos programėlės. Ir čia bus daug įvairiausių realių kompanijų tokenai, būtent tų kompanijų, kurios atėjo save tokenizuoti. Vadinasi, mes įsigijom vieną kartą virtualų įrenginį, užkraunam tokenais ir gaunam kiekvieną dieną naudą, palūkanas. Kad dar būtų aiškiau, tiesiog rodau, kad įrenginių yra skirtingų verčių. Prasideda įrenginio vertė nuo 110 eurų ir eina į viršų. Tai jeigu įrenginio vertė yra 110 eurų, vadinasi, biržose mes galim nusipirkti pagrindinį CLF tokeną nedaugiau kaip už 220 eurų ir užkrauti tą įrenginį. Taip, nusipirkti galim daugiau, bet tiesiog į šitą įrenginį daugiau nebeįtilps. Taip padaryta yra protokolas. Ir šiandien, kaip aš ir sakiau, yra įvairiausių verčių, čia tik tai vienas puslapis, yra dar ir kitas. Kiekvienas komplektas, jisai apima tam tikrus priedus. Mes panagrinėsim šiandien už 1100, kaip atrodo. Kodėl? Todėl, kad į jį įeina dar ir dovana dirbtinas intelektas. Tai va, dirbtino intelekto pliusus mes pamatysim balandžio mėnesį, todėl, kad jis pasileis ir mes pamatysim, kaip dirbtinas intelektas už mus biržose prekiaus ir kaip mums didins kapitalą. Tai verčių yra įvairiausių pagal kiekvieno žmogaus kišenę, pagal kiekvieno žmogaus suvokimą. Aš visą laiką sakau, gilinkimės, nagrinėkim, analizuokim, iš karto nepulkim pirkti už maksimalią sumą. Galim ateiti už 1100 ir už 500 ir už 330. Svarbiausiai, kad jūs įsigilintumėte, suprastumėte ir tada matysite rezultatą. Tai kas vyksta? Jeigu žmogus įsigyja įrenginį, tarkim, už 110, jis nueina, nusiperka tokenų, kaip aš ir sakiau, į tas 6 biržas
ir tokenų nusiperka jis už 220 eurų. Šiandien tokenas, mačiau, jau 2 eurai kainuoja, tai vadinasi, jis nusiperka 110 tokenų. 110 tokenų ir juos užkrauna. Čia tiesiog parodyta kitas kiekis, todėl kad buvo mažesnė vertė. Kiekvieną dieną žmogus gauna savo palūkanas. Mes matome, kad palūkanos yra dalinamos į dvi sąskaitas, į R ir į W. R sąskaita tai laikinai užsišaldo, o W tai yra išvedimui laisvi pinigai. Ir jeigu mes paimsim matematiką, per metus šitoks įrenginys prigamina maždaug 270 naujų tokenų ir pagal pavyzdžio kainą, tai yra per mėnesį 22 tokenai ir pagal pavyzdžio kainą, tai yra maždaug $43, ką pagamina šitas įrenginys. Kaip aš ir sakiau, iš jų dalis, tai yra 60%, yra laisvai išvedami, jūs galite tos tokenus išvesti į biržą ir parduoti, nes biržoje pirkote, ir 40% užsišaldo. Ką mes galim su jais daryti? Geriausias variantas tai tada, kai jau susirenka čia tam tikra suma, nueiti ir nusipirkti naują įrenginį, kuris mums papildomai generuos, po 7 mėnesių, jeigu nusipirksim naują įrenginį, generuos dar tokį patį kiekį tokenų. Ką tai reiškia? Tai vadinasi, mes jau sekančią dieną dvigubai gausim savo papildomos naudos. Tai čia 110. Jeigu mes paimsim kitą pavyzdį ir panagrinėsim 1100, ten, kur yra ir dirbtino intelekto dovana, ne mums, tai apie dirbtiną intelektą padarysim kitą įrašą, čia skaičiai bus visiškai kiti, todėl kad kiekvienas įrenginys, taip, mes daugiau įdedam maždaug 3300 eurų, už 1100 eurų nusiperkam įrenginį, už 2200 nusiperkam tokenų ir tada mes gaunam, kad kiekvieną dieną mums mainina, tai yra kaip palūkanos 7,46 tokeno. Tai per metus mes gaunam beveik 2700 naujų tokenų, tai yra, jeigu paverčiam į dolerius, tai gaunam $433 per mėnesį. Iš jų, kaip yra name pavyzdyje, 60% jūs galite kiekvieną mėnesį išsivesti ir tai yra jūsų pasyvios pajamos, o 40% jūs paliekate tam, kad nusipirkti naują įrenginį. Ir žiūrėkite, per mėnesį jūs galite nusipirkti naują mažą įrenginį už 110. Kodėl aš sakau nusipirkti? Todėl, kad jūs įjungiate sudėtinį procentą ir sudėtinis procentas jums pradeda generuoti vis didesnės ir didesnės pajamas. Jeigu jūs nepirksite už 40%, kas pasilieka naujo įrenginio, tai vadinasi, po 3 metų, kai šito įrenginio, ką jūs nusipirkote ir užkrovėte tokenais, kai po 3 metų jums atiduos pilnai tuos užkrautus CLFI, įrenginys nustos dirbti, nes jau nebebus naujo įrenginio ir nebebus užkrauto, jums pradės atlaisvinti kiekvieną dieną naujus tokenus ir per 3 metus jums atiduos viską, ką per 3 metus užšaldė ir ko jūs nepanaudojote. Tai vadinasi, 3 metus gaunate palūkanas, po 3 metų atiduoda depozitą ir po 3 metų kiekvieną dieną gaunate po gabaliuką naujų tokenų. Taip, tai yra geras uždarbis, bet tuo viskas ir baigėsi. O juk galimybė yra per 3 metus užsukti tokias pajamas, kad jos vis augtų, didėtų ir didėtų. Ir šitokiu būdu mes matom, kad kiekvieną mėnesį mes gaunam pasyvių pajamų $260, bet mes savo galim pasakyti, kad aš noriu per mėnesį turėti čia $1000, $2000 pasyvių pajamų. Ką turiu tą padaryti? Vadinasi, aš po truputį turiu didinti savo įrenginių kiekį, didinti užkraunamų tokenų kiekį, taip, galbūt metus, galbūt pusę metų, tiesiog nenaudosiu šitų pinigų savo pramogoms, savo poreikiams, bet didinsiu savo krepšelį investicinį. Bet po metų, patikėkite, tikrai turėsite
per mėnesį ne 200 eurų, bet galbūt turėsite 1500 pasyvių pajamų, nes tai yra mūsų palūkanos. Šitokiu būdu mes galim pasidaryti tiek, kiek norime. Ir aš visiems rekomenduoju, pasigilinkite, pasižiūrėkite, susisiekite, rašykite man elektroniniu paštu stanislava.bajor@gmail.com. Skambinkite man 8-682-27890. Pridėsiu prie čato, paaiškinsiu, parodysiu ir jeigu nuspręsite prisijungti prie mano komandos, tikrai mielai atsiųsiu nuorodą, užsiregistruosite ir kartu mokysimės ir eisim į priekį. Tai ačiū visiems, kurie buvote šiandien su manim.